Turim 10 valandų 13 minučių, ką tik išjudėjau iš savo stovyklavietės. Šiandien taip skaniai miegojęs, kad išmiegojau netgi iki 8 jaučiu. Taip lygiai, nes praeitą naktį taip aš ant tokio pasvirimo miegojau, tai taip vis pajusdavau, kad slenku. O šią naktį taip gerai miegojau. Jo, viskas gerai, pailsėjau. Dabar judam link Helvos. Pajūrio vaibelį kvepia jau. Aplinkui vaizdai gražūs, žiauriai. Bet kelio kokybė kokia tragiška. Nepamenu, kada tokį prastą asfaltą būčiau turėjęs. Netgi visokiais kaimo keliais, sakyčiau, padaresnis būdavo. O čia pagrindinis automobilių kelias. Mane nustebino. Turi gražius vaizdus, bet turi prastą kelią. Balansas kažkur tai turi būti. Buvau sustojęs biškį papiknikaut, pagėriau kavytės. Užkandau. Dabar judam link Helvos, jau nebetiek ir daug liko. 30 km iki centro. Čia dabar važiuoju ir labai žiauriai kvepia braškėm visur. Aplink daug tų laukų braškių, šiltnamių. Kaip dabar užsinorėjau braškį su pienu, aš negaliu. Kažkada tikrai nusipirksim. Va. Viskas, dabar misiją turiu. Per savo gimtadienį šausim braškį su pienu. Pasimsiu kažkur bukingiuką. Sumaščiau apvažiuoti aš tą Helvos miestą. Čia tokiu kažkokiu nauju gamtos takiuku. Neaiški šiaip jo yra būklė. Per Google Mapsus neišėjo aiškiai pasižiūrėti viso tako. Bet čia žodžiu yra 17 kg, o vandens aš galimai neturėsiu kaip gauti, kaip pasipildyti. O dabar yra vėlia kaip karšta. Tai vis tiek bandau. Kažkiek dar turi to vandens. Užskidelę, užsikišęs kristų turi. Tai manau išgyvensim. Raunam su amortizatoriais. Tokį safarį pasidaryti. Kelias atsiteina ten. Bet per satelitą pamačiau, kad žmonės pasidarė yra apėjimą. Tokį puslankiuką. Tai varom puslankiukų. Mes gudresni. Pusę velnė. Turim šalia jau takiuką. O, matau dviračių jau vėžės. Viskas turėtų būti gerai. Vadinasi, čia žmonės kartais užsuka. Turim bėdelį, kad man vanduo visiškai baigęs, o dar pusę kelio. Belė kaip kepin. Tai visą laimę, kad čia ir tas upelis. Pirmą kartą panaudosim normaliom sąlygom. Ne šiaip savo, ne ant bajerio, ne dėl kontento, bet kai jau tikrai reikia. Nes dabar yra temperatūros 33.
tiesioginė saulė. Filtruojam vandenį. Eita, tas vanduo vien iš savęs jau atrodo žiauriai švarus. Be jokių drumzliukų skaidrus. Bet, kaip sakant, čia nemetas juokaut. Veiktų skanus vanduo. Visiškai jokių nesąmonių. Bandom važiuoti. Privažiuotas smėlis. Nu toks miško takiuks, smėlėtas miško takiuks. Senokai bevažiavau. Lemai, ten kažkas mano dviratį traškėja, šiaip nemenkai. Vienu metu bestument. Kas nieko rimta. Šiaip savo važiuojas. Kol kas važiuojas. Ko čia dabar nenustovit, ko čia dabar nenustovit? Pavyko. Mums pavyko. Liko vien tik asfalto gražus kelias. Eina savo, bet tai ant kiek lengviau aš. Pakankamai lengvai, visiškai psichologiškai. Šitą iššūkį įveikiau. Vakar reiškia, kai jau virš mėnesį keliauju. Jau mačiau, jau apturėjau tų sunkių momentų ne vieną. Ir dar vienas dalyks. Tai kad dabar pradėjau pietus valgyti, normalius lančą, priešpiečius. Kavutės išgeri, pasistiprini. Ant kiek daugiau jėgų yra. Aš ten alpdavau jau antroji dienos pusėje. Ir aš stebėdavau, kodėl. Nežinau, atrodo pakankamai dabar viskas aišku turėjo būti, kodėl. Valgydavau vien tik saldėsis ten. Iš kur čia bus tos energijos ilgesniam laikui. Tai dabar užkirtau, tai iki dabar dar nesu alkans toks. Po to per tos džembrynus, kai važiavau, vis tas figas valgiau. Gal dar nerodžiau. Nusipirkau figų tokių
Džiovintų žiauriai skanės. Žiauriai. Šitas lapnoju. Normaliai važiuojas. Pasiėmiau bookingą. Vienai nakčiai. Kuelvai. Atsigausim, išsiskalbsim drabužius. Reik plautis kojas. Į bookingą neįleis čia manęs. Tokia mauglė. Skanaus. Kaip naujas. Eina savo. Įvažiavau jau į tą tiltą, kuris veda į Huelvą, į žemyninę dalį. Bet čia negali su dviračiu važiuoti. Ženklas buvo. Bet man nėra kito kelio. Aš labai tikiuosi, kad neprisidirbsiu. Nes man atgal tai būtų neįmanoma grįžti. Visos dienos čia būtų žygis. Tokiu aš pensininkų čia skilėje esu. Žodžiu, atvarau į savo motelį. Nu ir aišku pramazinau punktą, kad jie neturi kur dviračius statyti. Mano kaltė, pagrindinė mano kaltė. Nu bet sako, ne, be šansų, šie dviračiai nepastatysi. Sako, ieško kitur. Tai aš bandau per visą miestą važinėti, ieškoti, kur tą dviratį pastatyti. Ar kitose motelėse, ar traukinių staty, nieko nepriimti. Tai aš grįžau pas tą senę, jau noriu sakyti, nes jau pykstu. Grįžau pas senę ir jai sakau per vertėją, kad nu žodžiu nieko nerandu. Paliksiu aš šitą dviratį pačioj. Nieko tokia neatsitiko, aš turiu signalizaciją ir taip toliau. Tai man ten pasikvietė kažkokią kaimynką, aš nežinau, kas ten tokia. Irgi man žemėlapius varto, su pieštuku braižo, kur čia važiuoti, kur čia tą dviratį statyti, kažkokį prekybcentrį man ten nurodė. Už 3 kilometrų beveik. Jau yra 9 val. Vakarą. Aš dar nieko nespėjau padaryti, nei pavalgyti, nei nusipraust, nei nieko. Aš tiesiog jai sakau, aš paliksiu tą dviratį, per naktį nieko čia neatsitiks kažką ten. Ne. Daug jau visą išstudijuosiu aš tos bookingus prieš imdams tą žemėlapį tam braižą. Aš sakau, aš suprantu, kaip reikia naviguotis mieste, aš turiu telefoną ir žemėlapis ir telefonė. Čia dviratis priparkuotas. Nu kas čia jam atsitiks? Žodžiu, galiausiai vėl grįžau aš į viršų, ten pas jas. Ir sakau, nu, maldauju. Aš suprantu ir riziką, aš pasiruošęs ją priimti. Tai žodžiu, sako, tipo ten iš kitos gatvės pusės autobusus atimiek, ten, žinai, visokie bomžai. Kartais duris neužsidaro, tai jie tipo tos dviračius čia vagia. Dviratį prirakinu, aliarmą uždedu ir rytoj nežinau, jaučiu. Tai jo, žodžiu, galiausiai tetos pasirašė, sako, nu žodžiu, sako, viskas ant tavęs. Aš sakau, jo, viskas ant manęs. Atsigėliau. Varom žiūrėt, kaip dviratis laikos. Kažką vakar girdėjau krebždam, kažkaip labai garsiai šuo pradėjo lot. Nu, tikiuosi čia mano tik vaizduoti. Einam žiūrėti. Atrodo viskas normaliai. Viskas gerai.
ką tik pravažiavau pirmąjį ženklą, kuris mini Portugaliją. Portugalija 42 kilometrai. Aš jau arti. Tai dabar važiavau kokį 10 km miško takiukais, visai faini takiukai buvo. Gražus vaizdai, buvau prisėdęs papiknikaut. Tik žiauriai buvo aukštyn žemyn. Nusikaliau. Iš po vakar džiunglių jaučias nuovargis, aš manau, šiek tiek išvargino ir psichologiškai, emociškai, fiziškai. Tai jo, nespaudžiu šiandien savęs, kilometrų pakankamai nedaug užsibrėžiau. Dar iki Portugalijos. Išmiegosim kažkur, rytoj jau kirsim sieną. Oi, nusau, kaip pavargau. Buvau šokęs į dekatloną, pasiėmiau miegmaišį įmūtę. Po to važiavau visokiais keliais provincijos. Pasiėmiau maistą. Žodžiu, tradiciniai reikalai. O po to sumaščiau biškį pafrestalinus žemėlapį. Nuvedė mane per kažkokius šabakštynus, žvyrkelius. Važiuoju. Ten į kažkokius kiemus ir važiavau, šunys loj. Man jau stresas. Vartai uždaryti. Kažką su seniu bandau susišnekėti. Nieką angliškai nesuprantu. Aš nieką ispaniškai nesuprantu. Nieko, gerai. Galiausiai pasižiūrėjau, kad tie vartai atrakinti. Atsidariau pats, važiavau. Net po to žvyrkelį visakyti. Sau kaip pavargau jau. Vieną dieną po dienos susidėjau. 4 dienos važiavimą jau po Kadizo. Oi, man jau reikia įsiresetinti. Žiūrėsim. Ir rytą nuspręsiu, ką darau. Ar poilsėdienius imu, ar toliau varau. Dabar viskas, ko norite susirasti. Normalią vietą, pavalgyt, atsipūst. Tiek žinių. Dar prie to pačiai dviratis visas trašk, baršk, sunkiai persimetinėjai, tas pavaras. Žodžiu, viskas nuvargęs kaip ir aš. Reiks vėl. Ką tik blema prieš 2 dienas išsivaliau viską. Vakar. Per tas pelkės. Vėl viskas kaip iš naujo, dar blogiau. Vėl reiks valyti. Žodžiu, davai. Bent jau gera žinia ta, kad iki Portugalijos 8 kilai, iki kelto 7. Tai, žodžiu, rytoj iš vis bus mizeris. Rytą atsikelsiu, savo nuvarysiu į Portugaliją. Hebrytę įsikūrėm. Šiaip tai bombiniai vedeliai. Ten kelias kažkur. Čia aš ant tokio kauburio užsilipęs. Nenoriu garsiai šaukti, nes ten visai žmonės netoli gyvena. Bet šiaip jo, wow, kokia gamta. Kiek spygliuočių. Šiaip jau pastebėjau važiuodamas pro kaimus visokius, kad daug jau juodaodžių šiaip. Gerokai daugiau neįprastai būdavo Ispanijai. Tai pažiūrim rezultatus gal šiandienos. 55 km, virš 3 valandų gryno važiavimo. Sukilom čiūtų daugiau nei paskutiniam dienom, bet realiai vidurkis kelionės, sakyčiau. Ir čia dabar, kai taip sausa, važiuoju visokiais, čia kartais žvyrkeliais, kartais šiaip kaimo keliais, tai pažiūrėkit, kokias kojas. Čia susidėję dulkės ir įdegis per basutės. Tai jo, basutės visas vargšas. Kasdien reik valyti. Pliusas su basutėm, kad nereik plaut kojinių. Šiaip nemažas pliusas, sakyčiau. Nes tas kojinės greit susieidavo. Va, tai nusipirkau naują dalykėlį. Miegmaišį įvalkalą. Tai bus žiauriai gerai
Kai norėsiu, galėsiu aš tik su juo miegot, kai bus labai karšta. Ir šiaip, aš jį dėvėsiu pačiam miegmaišiu, kad nepriprakaituot, nes dabar jau artėja šilti orai, tai kad jau nebeišeis su drabužiais išbūti. Tai jo, tai pabandom dabar. Buvo pasirinkimo pirkti arba medvilninis, arba sintetinis. Tai medvilninis keliais eurais brangesnis ir daug sunkesnis, gal dvigubai. Šis sveria kažkur 205 gramų, o nas 500, tai dėl dviejų dalykų nusprendžiau pirkti šitą sintetinį dėl svorio sutaupimo ir dėl to, kad paprasčiau bus skalbt, jis greičiau džius. Aišku, galiu šusti jame, bet pasiryžęs aš tą paaukot. Opa. Gal bus gerai. Ten čia jeigu ką ne palapinės stovi, bet palapinės viršus užmest ant dviračio. Jau beveik susipakavęs. Blemba, koks sunkus rytas. Atrodo, taip gerai išsimiegojau. Taip ilgai miegojau iki 8:30. Atsikėliau, žiūriu, karšta, laukia, šviesu. Ai, tai dabar, kai su skrandžiu reikalų biškį turėjau, tai negeriau kavos rytą. Tai dabar tai jėgų nėra. Tikriausiai, kad dėl kavos čia negerimo, tai va dabar išausiu vis tiek prieš kelią. Jau kaip susidėjo tos visas dienas kelionės. Vis tiek, nors ir buvo smagu su Hana, bet vis tiek, žinai, nauji dalykai, nauja kasdienybė, kūnas nepratęs, protas irgi nepratęs prie tokių naujovių, tai žiauriai seniai, kada turėjau tiesiog tokį čilą, tokį tiesiog nieko neveikimą. Tai jo, paskutinę dieną atkenčiam, o šiąnakt miegosim kempinge. Ten keli neblogi kempingai yra Portugalijai, tai pasimsiu kažkurį ir pabūsiu kelias dienas. Pagaliau susitvarkiau daiktus, nežinau, vien sunkiausiai rytų bandant susikraustyti daiktus rytą stovyklavietėj. Atrodo, tiesiog slėg prie žemės, tas karštis, vėjo nėra. Eik tu savo, pavėsio sunku rasti. Atrodo, paprasčiausi dalykai erzint, visas tas virtuvės tvarkymasis, visą maisto gamybą ant žemės, lankstais ten rankiai, kiekvieną dalyką visur. Atrodo dabar taip norėčiau turėti stalą, kėdę, atsisėst, nugarą taip atpalaiduot. Pagaliau susitvarkiau. 11 valandų, judam. Nu ką, publika. Ten turim Portugaliją. Už kitoj upės pusėj. Ten tiltas toli, matos magistralė mašinom. O čia kaip tik keltas grįžta. Gal tą ir šoksim, kai apsisuks. Įdomus jausmas yra. Nu dabar žiūriu, čia dar dviratininkų šalia pasistatė, tai labai yra toksai kaip sportinis interesas, nežinau kaip pasakyti, labai įdomu apžiūrinėti kitų įrangą, kaip kiti ką pasidarė. Žiūriu, kokias rankenas užsidėję lenktas, kad būtų patogu. Čia vat pedalam tokias kišenikės, kad kojas įsispirti, kad nejudėtų.
Kažkada galvojau aš apie tokį variantą, bet kažkaip taip ir neįgyvendinau. Įdomu. Gerai, labai daug nespitrysiu, nes po to galvos, ką aš čia sumąstęs esu daryti. Gal kokį blogų kėslų. Sveiki atvykę į Portugaliją. Vau, koks geras jausmas. Vau. Tam mums prireikė 1707 km Ispanijai. Ir mes pasiekėm Portugaliją. Kai kietai. Varom pailsėti, gert vandens. Kažkaip apsidovanot reikia. Tai dabar važiuoju maždaug palei pakrantę. Lygtais čia Eurovelo maršrutas yra, kuriuo aš važiuoju. Ir tiesą sakant, kažkaip kelias ne visiškai toks, kokį įsivaizdavau. Maniau, kad čia bus palei pakrantę, dviračių takas. Savo tvarkingai važiuoji. O kol kas aš čia vadai zigzagais varau gatvėm. Nėra dviračių takų. Maršrutas eina per kiekvieną beveik kaimuką, ne kaimuką, miestuką čia. Ir kažkaip, ką žinau, pagaunu save, kad aš kažkaip noriu pralėkti ir greičiau atvaryti savo stovyklavietę. Ir pagaunu save, kad aš nesimėgauju aplinką kažkaip. Tikrai šiaip čia viskas yra normaliai. Tylu, oras geras. Ko čia dabar lakstyti? Jo, tai gal po to įsivažiuosiu. Čia žaidžiu tą golfą, tai yra. Nespėjau nufilmuoti. Pavažiavau daugiau biškį. Dar keliasdešimt kilometrų ir kaip ir situacija pasitaisė. Dar buvau sustojęs pavalgyti. Tokiam vienam sodelį po medžiu. Pasistiprinau. Ravijolių iššoviau. O dabar važiuoju tokiais ramiais žvyrkelio sodų keliukais. Visai kokybė kelių nebloga. Visai fainiai dabar jau. Liko nebetiek ir daug. Gal mažiau nei 10 kilometrų. Iki mano stovyklavietės, iki kempingo. Pirmas kempingas bus šiandien per visą kelionę. Ką aš įsivaizdavau, kai pamačiau tą kelią palei vandenį. O tokį asfaltuotą keliuką, ramų. Bent jau ant galą gavau tą, ką norėjau. Eikit savo.
Čia aplinkui visi tose kemperiuose gyvena, savo turi staliukus išsitraukiamus, savo kiemę darot valgyti. O aš va taip va, pasiskleidęs bendroje erdvėje prie tualetų. Ir man čia pasaka yra, man čia pasaka turėti suolą. Man net nereiks stalo, aš galiu atsisėsti, atsiremti ir šone darytis valgyti ir man nieko netrūks. Čia yra, wow, ant kiek žmogaus poreikis mažėja. Pradedi keliauti. Tokiam pobūdį, kaip aš dabar keliauju. Pasaka, nusiprausiu visiškai, dabar kaifas. Verdu kiaušinuką. Valgysiu jogurtuką ir kaifuosiu.